Sveiki! Norėtume pristatyti profesionalias, japoniškas, originalias krūmapijas iš gerai žinomos firmos Kawasaki. Mes šiai dienai galime pristatyti 3 modelius. Tai yra 1,2 kW, 1,5 kW ir 2,1 kW modeliai. Priekyje jūs matote 1,5 kW modelį, gerai žinoma kaip KBH35. Ir dešiniau yra sunkesnysis modelis, tai yra 45 modelis, kuris turi 2,1 kW galią. Šie modeliai yra pilnai profesionalūs, jie yra paruošti pilnai profesionaliam, tiek individualių namų savininkų darbam. Jūs lengvai su jais nusipjausit žolę, turėdami puikią komplektaciją. Į komplektą šiems modeliams eina iš tikrųjų puikus, minkšti diržai, kurie puikiai jums tarnaus. Jūs dirbsite su jais nepavargdami ir iš tikrųjų galėsite dirbti ilgą laiką. Taipogi į komplektaciją eina trišakis peilis. Šis trišakis peilis yra skirtas sunkesniems žolėms išsipjauti, aukštesniai žoliai arba vadinamoms piktžolėms. Taipogi į komplektaciją eina paprastesni akiniai apsaugai. Šie modeliai turi palengvintą starto sistemą, tai yra starterio užvedimo sistema yra papildoma spyruoklė, kuri palengvins jums užvedimą. Tai yra jums nereikės papildomai persitempti užvedinėjant įrenginį. Šie modeliai užsiveda labai paprastai, turi labai mažas kuro sąnaudos ir labai mažą vibraciją. Maža vibracija yra todėl, kadangi varikliai yra tobulai išbalansuoti ir jiems nereikalinga papildoma antivibracinė sistema, į kurią šiais laikais, kaip žinote, investuojama labai daug pinigų. Tad Kawasaki modeliai išlaiko savo profesionalumą, galią ir, žinoma, išlaiko gan neaukštą kainą. O dabar norėtume jums pademonstruoti, kaip užvedamas šaltas Kawasaki variklis. Pirmas žingsnis, ką reikia daryti, įjungti poziciją įveikimo. Kitas dalykas. Reikia užpumpuoti kūrą į karbiuratorių. Apačioje jūs rasite kūro padavimo mygtuką, kurį reikia pumpuoti tol, kol žarnelėse pasirodys kūras. Galite nesibaiminti jo perpumpuoti, kadangi visas kūras gali grįžti atgal į baką. Taip jūs neperpumpuosit karbiuratorius. Įjungiam oro sklendę ir variklis yra paruoštas užvedimui. Lengvai galim trauti starterį. Užvedus variklį reikia palaikyti 2-3 minutės, kol jisai įšils, kol jūs galėsite pilnai dirbti.